poetus pristatyti ir tarsimės su bibliotekininkais kiek ir manau, kad po truputį judės ta kultūrinė veikla, o aš nežinau, ką dar galima norėti, o kol kas iš bibliotekos. Biblioteka gal kažkokių tai idėjų turi pasiūlyti savo bendruomenį? Nu, žinot, tai čia gal Toma, kur jūsų Toma yra? Toma telefonu šneka labai. Telefonu šnekas. Matot, pas mus yra 20 filialų, tai aš nelabai žinau gerai, ką kiekvienas filialas planuoja, nes man praktiškai kiekvienas turi savo bendruomenę ir kiekvienas geriau žino tos interesus bendruomenės. Bet kiek žinau, čia planuoja artimiausią susitikimą turbūt su Andriumi. Planuoja čia jie tų renginių ir aš manau, kad dirba jie kažką. Julite, tu atsakyk, kokie yra mūsų planai. Vienas, kuris jau yra finansuotas projektas, su Andrium Tapinu yra projektas apie Vilnių lietuvių literatūroje, lietuvių autorių. Ir jisai skirtas 18-29. Ne, tikslinė grupė, kai rašėm projektą. Bet žvaigždutė irgi buvo, kad užeiti galės visi. Tai projektas yra lietuvių literatūros skaitymo skatinimai ir bus 3 susitikimai su rašytojais. Tai vienas bus su Andrium Tapinu, kitas bus su Inga Liutkevičienė, Dežavų Vilnius autorė. Ir trečias ne rašytoja, bet literatūrinis susitikimas apie jau tokia paskaitėlė apimanti daugelį lietuvių autorių ir Vilnių jų kūryboje su Ramunė Brunzaitė. Yra tokia poetė. Tai jinai apžvelgs truputėlį šitą aspektą. Ir 4. susitikimas yra su fotografais, kurie papasakos truputėlį apie fotografiją miesto. Kaip viskas yra apjungiama, kad paklausius šitų 4 paskaitų, žmonės, kurie jau norės dalyvauti, mes gavom ir fotoaparatus, galės pasiskolinti bibliotekoje, eis ir fotografuos Vilnių tas vietas, kurias perskaitė, nes bus pateikiami literatūros sąrašai, galima bus pasiskolinti ir Vilko valandą ir kitas knygas. Ir tada galės fotografuoti tas vietas, kažkaip interpretuoti. Idėja tokia, kad knygos skaitimas nepasibaigia knygos skaitimu. Ir gali savo visus matymus perkelti į kažkokias kitas erdvės. Ir finaliniai renginiai, tai čia bus Pilaitė ir Antakalnio bibliotekose, bus parodų atidarymai šitų nuotraukų. Taip. Čia projektas ministerijos finansuotas. Kultūros tarybos. Kultūros tarybos. Tai čia literatūrinis projektas su paslaugom, mes norėtume jau šiais metais turbūt rašyti, nes 3D spausdinimas yra tokia ateitis. Ir jau bendradarbiavom su Robotikos akademija, turim partnerius ir norim ir šitą pabandyti, kokį nors rimtesnį, nes čia didesnio finansavimo reikalaujantis projektas, fondą kreiptis. Laimėjom dar vieną projektą su animacijos dirbtuvėm, kursim filmą. Na, žodžiu, vyksta. Galima klausimą? Norėjau paklausti, viso šito susitikimo lyg ir tikslas yra pabandyti iš jūsų ištraukti kuo daugiau patirties ir žinojimo, tarkim, kas kuri galėtų padėti bendruomenė, ar ne? Klausimas būtų toks, pats sakėt, kad nesilankot dabar bibliotekoje, neturit laiko ar panašiai. Kokia paslauga galėtų pritraukti į biblioteką jūs arba į jūs panašius žmonės, užimtus, daug dirbančius, lekiančius, turinčius kažkokią tai specifinės poreikius, na, tarkim, netgi rašytojus. Sunku pasakyti, aišku, kai aš tai sakyčiau, kad turbūt jeigu aš būčiau bendruomenės narys, tai labai aiškus mane pritrauktų renginiai, tęstiniai renginiai galbūt, kuriuose labai aiškiai būtų stiprinami santykiai tarp bendruomenės narių. Per kažkokią pramogą, ne per didaktiką, nes aš jokių būdų nesakau, kad tai yra blogai, bet aš tiesiog galvoju, kad yra nemažai žmonių, kuriems galbūt po darbo dienos paskaitos ar dar kažkas jau truputėlį gali būti gal, aš geriau televizorių pažiūrėsiu ir jau neįsivaizduoju. Bet aš kalbu labiau gal per tam tikras socialinės pramogas. Yra tie įrankiai, yra, sakykime,
kas dabar yra populiaru ir, pavyzdžiui, nemažai bibliotekų tai daro, na, aišku, tai daro mažesnių miestų bibliotekos, kuriuose visuomet yra tie socialiniai ryšiai, jie tampresni yra negu dideliam mieste. Bet jeigu kalbės apie bendruomenę, yra daromas įvairios tie vadinamieji protmūšiai, kurie yra labai ir jie yra visiškai tinkami bet kokiai amžiaus grupiai. Tu gali surinkti nuo 18 savo kaimynų laiptinės komandą, ten nuo 18 iki 75. Yra stalo žaidimų vakarai, kurie irgi labai stiprina, sakykime, tam tikrus ryšius su tavo kaimynais, su žmonėmis iš kitos gatvės pusės ir taip toliau. Yra, aišku, galbūt tai nėra visiškai 100% bibliotekos darbas, bet jeigu mes turime omeny, kad biblioteka apsibrėžia save kaip vieną pagrindinį ar vieną iš kelių, šiuo atveju, jeigu dar yra kitas, bendruomenės centrų, tai aš manau, kad tikrai tada jau turi trupučiuką plačiau žiūrėti. Kitas dalykas, kuris yra visiškai neišnaudojamas, manau, kad Lietuvoje, nes dar nėra tos kultūros, kuris yra labai populiarus Jungtinėse valstijose, vakarų pasaulyje, tai yra tie vadinamieji knygų klubai. Tai yra, kai, sakome, šios savaitės knyga, aišku, tam reikalinga gera komplektacija. Bet, tarkim, įsivaizduojam, kad yra knygų klubas, savanoriškas, visą kitą, ir sakoma, va, dabar šį mėnesį mes skaitom Nežudyk Strazdo giesmininko, ir po to mes aptarinėjam tą knygą, vadinamoji knygų klubo. Kažkas, man, pavyzdžiui, visuomet tikrai būtų įdomu aptart kokią nors knygą su žmonėm, kurie tą knygą perskaitė, su skirtingo amžiaus žmonėm, kaip jie suprato, kaip jie interpretavo vieną ar kitą siužeto posakį, kas jiems patiko, kas jiems nepatiko. Ir tokių grupelių gali būti tikrai daug, gali būti skirtingų, gali būti pagal amžių sujungtos. Nu, bet, pavyzdžiui, senjorų knygų klubas, ar ne? Atitinkamai knygos, kurios yra artimesnės senjorams. Nu, paauglių čia, aišku, tu neprijungsi, tai čia net nereikia gal ir ten. Čia dar apie knygas dar kalbėtų, kas žino, samas. Žva. Nu, nebent interaktyvios, kur tu pagal kompiuterinius žaidimus padarytos. O tada galima aptart. Bet užsienyje tas yra labai populiaru. Lietuvoje jau po truputį atsiranda, bet na, mes šiaip tokie neturėję tos bendruomeniškumo kultūros per visą sovietmetį. Tai truputėlį mums galbūt ir sunku, gal ir su nepažįstamais žmonėm dalintis, pavyzdžiui, arba pasakot, kalbėti, net ir tam tikrą prasme viešai kalbėti. Bet aš tai matau čia labai daug privalumų, kad visiškai nieko nekainuoja. Pasiruošimo yra minimumas, reikia nustatyti tiesiog knygą, kuri yra populiari ir turėti 3-4 žmonės, kurie, na, tokius aktyvistus bibliotekos skaitytojų, kurie dar atsitemptų ten savo geriausią draugą, kaimyną ir įkištų jam į. Aišku, pradėti reikėtų nuo pačių populiariausių knygų, nes, nu, tarkim, prie Silvarerum ar nuo pramoginių, ten Deno Brauno ar kažkas, kuriuos visi beveik yra skaitę ir visi turi nuomonę ir ypatingai yra pramoginės literatūros, kas yra privalumas. Tai yra, kad su mano knyga lygiai taip pat, yra labai daug žmonių, kuriems jį labai patinka ir yra labai daug žmonių, kuriems jį nepatinka. Su elitinė literatūra, tai dažniausiai, nu, kas prisipažins dabar, kad nepatiko tavo elitinė knyga, ne, kad tu atau. Bet ten, aišku, yra, o čia yra labai aiškiai gali susiformuoti, man labai patiko, o man labai nepatiko ir diskusija, kodėl. Tai aš matau 3 tokius tiesiog iš galvos ištrauktus tokius pokalbius. Ir juos galima daryti, tam reikia poreikio. Reikia 2 stalų, reikia arbatos, finansavimo projektą parašyti, kad arbatą išskirtų, arba arbatą gali su bendruomenė savo atsinešti, su podeliais ir kažkokios tai paskatos. Galima iš viso daryti, jeigu galima pasidaryti netgi ir tam tikrą prasme, jeigu pavyktų prisikalbinti patį autorių knygos. Tarkim, tokį knygų klubo aptarimą, pavyzdžiui, man būtų visai įdomu ir visų dalyvauti, jeigu jau nebepristatinėt, o jau išklausyt ir skaitytojams teoriškai turėtų būti įdomu, pavyzdžiui, jeigu įmanoma būtų prisikalbinti kokią Kristiną Sabaliauskaitę, man atrodo, kad jūs rašydama štai šitą eilutę galvojate apie tai, ar aš teisi. Ne, miela ponė, jūs visiškai neteisi, aš galvoju visai apie ką kitą. Ten aš iš to nieko negalvoju ir panašiai. Nes aišku, natūralu, kad vienas dalykas, kai tu aptarinėjai savam rate, kitas dalykas, kai tu aptarinėjai su autoriumi. Tai čia tų tokių variacijų gali būti labai, labai skirtingų. Galime pasiimti, gali būti knygų klubas kelių skirtingų amžiaus kategorijų su ta pačia knyga, po to galima autorių pasikviesti. Su viena knyga galima žaisti ir žaisti, nes, na, sakau,
ypatingai geros knygos, tu gali jas, sakau, mano pavyzdžiui, buvo paprašę to 5 knygų, tai aš pasižiūrėjau, kad visos knygos yra tos, kurias aš skaičiau ne mažiau kaip po 7-8 kartus. Ir dar toliau skaitau, ir vėl skaitau, nes tai jau tampa nebe kaip knyga, tai tampa kaip tokia terapija, kaip poilsis smegenims nuo visų darbų. Va. Kokias knygas? 12 kėdžių. Aukso veršis. Čia yra mano, aš dabar, pavyzdžiui, vėl skaitau 12 kėdžių, nes dabar aš gavau rusų kalbą ir aš gavau knygą, kuri dar taip, kaip ji buvo parašyta. Tai yra iki sovietų cenzūros, nes jinai buvo labai smarkiai išcenzuruota. Bet cenzoriai buvo tiek neišsilavinę, kad jie pačius tos baisiausius antisovietinius dalykus tik paliko toj knygoj. Tai šitos dvi, Bulgako Meistras ir Margarita, Hašeko Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai. Vat tos knygos, kurios galėčiau skaityti ir atrasti kažką naujo. Aukso veršis ir 12 kėdžių. Jeigu neskaitėt, visiems labai rekomenduoju. Bet aš sunkiai įsivaizduoju, sakykime, žmogų virš 30, kuris nebūtų skaitęs Ilfo ir Petrovo. Tik originalo kalba. Vertimas nėra blogas, tikrai, ypatingai senesni vertimai, bet aišku, originalo kalba yra, jeigu tik tai yra galimybių, žinoma, ta rusų kalba tokia žibanti, sodri, nuostabu. Dabar aišku labai nemadinga taip sakyti. Kažką gero. Pas mus ir kolegos iš Peterburgo atvažiuoja su jais ir pakalbėsime apie rusų literatūrą. Tarp kitko noriu papildyti Andrių, noriu pasakyti, kad bibliomūšis, protų mūšis toks bus organizuojamas ir spalio 2 dieną, kaip tik bibliotekos bus išsiųstas kvietimas visoms bibliotekoms. Jau gavom. Super. Bus išsiųsti plakatai. Plakatai. Gausim. Kartu su bendruomenė burti bibliomūšio komandą bibliotekos ir dalyvauti bibliomūšyje kartu su savo biblioteka, bandyti laimėti ir tiesiog, bet vėlgi tas, tai ką Andrius ir minėjo, bandyti burti bendruomenę būtent per kažkokius kitokius pramoginius užsiėmimus. Tai tikrai yra pakankamai populiarus dalykas ir ypatingai Vilniuje, galbūt mažesniuose miestuose tas yra mažiau tai daroma, bet tarkim Vilniuje jų yra daug, bet vis tiek tai nauja banga, naujas tas susibūrimas. Kažkaip žmonės labai nori, tai tikrai labai tikiuosi biblioteka paviešins. Mes jau išsiuntėm. Išsiuntėm visiems Ir filialams. bibliotekos kursis su savo bendruomenė, žinoma. Iš tikrųjų tai labai populiaru. Aš pernai rudenį buvau Tauragėj, pristatinėjau savo knygą ir po to buvo protų mūšiai, kuriuos organizavo biblioteka kartu su Europos komisija. Tai visas miestas, aš taip žiūriu, 170 žmonių žaidžia, bet visas, aš turiu meni, kad mokinių komanda, politikų komanda, žurnalistų komanda, seniorų komanda, visa miesto štukta mūsų užmūšių ir sienų. Visa bendruomenė, faktiškai visi bendruomenės tie stulpai, jie suėjo, jie dalyvavo ir sako, mums čia yra labai svarbi diena, kad iš tikrųjų susirenka visa miesto bendruomenė. Kitas dar irgi norėčiau tik paantrinti poniai, kad aš manau, kad labai puikiai mintis yra skatinti iš savos bendruomenės kūrėjus. Tai yra, ką jūs turit vis tiek, aš manau, kad turit rašančių poeziją, turit rašančių novelų ir panašiai. Pas mus jau knygų pirmoji mugė buvo šitoje bibliotekoje ir paskui buvo parodos. Čia tai šito yra vienas iš geriausių tokių lydinių bendruomeniškumų. Aš dabar rašau tęsinį savo pirmos knygos, nes jeigu gerai pasisekė pirmą, tai būtų labai keista tada kažką kitą rašyti, pavyzdžiui, meilės romaną ar dar kažką, kurio aš nemoku rašyti. Tai kitai knyga mugė jau turėtų būti. O nevirs serialų, pavyzdžiui, jūsų knygos? Ne, tai ką jūs turit mini serialų? Va taip. Ne, mes daug jau esame juokavę apie tai, nes kažkiek ten buvo pereita prie tų kitų medijų. Tai kas realiausia yra, kad bus animacinis filmas. Kadangi tai vis tiek yra knyga, sakykime, šita medija yra labai jaunimui patraukli, tai yra gavusi valstybinį finansavimą viena studija sukurta animacinį filmą.
O tikro filmo tai mes... Bet būtų šaunus toks fantastinis su mūsų Jūs, aš mačiau, jau herojais. pusę padaryti, labai gražiai Vilnius nupieštos atrodo, tikrai bus įdomu, aš manau, kad kuri nors televizija tikrai įsigys ten teisės jį parodyti. Jeigu ką, tai per pristatymus galėsiu rodyti. Dar kažkaip mačiau vaikų ten bėgioja, man irgi būtų įdomu, tėvelių nuomonė ar mamyčių nuomonė, kažkaip visi jaunesni pasislėpė. Vienas liktai yra dar tėvelis. Gal irgi turit kokių pastabų ar prašymų? Nu, ar biblioteka, tarkim, dalyvauja